Esu Indrė Buslienė, praktikuojanti kosmetologė, dėstytoja. Savo darbą dirbu tiek praktiškai kabinete su klientais, tiek su studentais dalyvaujame įvairiuose seminaruose, mokymuose. Šiame darbe esu jau 18 metų ir stengiuosi studentam perteikti žinias, tas, kurias pati praktiškai pabandau, įvairias naujoves stengiamės įdiegti ir supažindinti visus studentus. Tai šiuo metu bus pas mus ISPADO akademijoje naujas aparatinių neinvazinių procedūrų modulis, kuriuo metu mes išsiaiškinsime įvairias aparatinių techninės galimybės aparatų, sužinosime, kaip dirbti, taikymo galimybės. Į mokymo programą mes atrinkome šiuo metu pačias populiariausias ir efektyviausias procedūras, kurias gali atlikti kosmetologai. Tai dėl jos daugiafunkcinės įtakos odai, tai vienas iš hidrodermabrazijos pasirinkimų, todėl kad joje yra net 6-8 funkcijos, kuriomis kosmetologas gali naudotis. Ir mes turėdami vieną aparatą pas save įrenginį galime atlikti daug procedūrų. Mes galime naudoti hidrodermabraziją visus antgalius ir visus etapus panaudoti procedūrą, bet mes galime tiesiog paimti ir vieną kažkokį tai technologijos etapą ir jį panaudoti savo procedūroje. Todėl hidrodermabrazijos aparatai ir pati procedūra yra šiuo metu labai populiari, vertinama tiek klientų, tiek kosmetologų. Radio dažnio bangų terapija yra labai senai žinoma rinkoje. Ir viskas, kas sena, kas nauja, tai gerai pamiršta sena. Jinai vėl sugrįžo ir vėl daugelis kosmetologų bei jų klientų mielai renkasi radio dažnio procedūras ir atlieka, todėl kad tai yra puikus būdas kosmetologams išgauti termoliftingą, kadangi radio dažnio procedūros metu mes geriname kolageno ir elastino sintezę, kurios amžiui bėga atsilpsta ir dėl to pasekoje praranda mūsų oda stangrumą. Tai radio dažnio bangos gali būti naudojamos tiek veido procedūrose, tiek kūno procedūrose. Tai irgi labai plati technologija ir tikrai yra šiuo metu puikiai naudojama ir galima gauti puikus rezultatus. Ir vėlgi mūsų modulyje bus limfodrenažas, tai taip pat puikiai galima integruoti į šiuolaikinės procedūras. Šiuolaikiniai klientai sportuoja, lanko sporto salę, tačiau kartais pasiekti efekto reikia papildomų invazinių kažkokių tai aparatinių procedūrų. Tai limfodrenažas puikiai taip pat gali būti naudojamas kosmetologijoje. Tiek atliekant ir veido procedūras mes galime išnaudoti limfodrenažą, masažą tuo metu klientui, tiek pagerinti kūno odos formas, galime limfodrenažą naudoti ir sveikatinimo tikslai šalinti susikaupusią limfą, kuri nepasišalinusi kaupia mūsų organizme šlakus bei toksinus. Visas šias funkcijas mes aptarsime, sužinosime jų indikacijas, kontraindikacijas bei taikymo galimybės. Aparatinės procedūros yra tikrai dažnos, populiarios ir jos gali būti atliekamos vienos ir gali būti derinamos su klasikinėmis kosmetologinėmis procedūromis. Aparatai yra, šiek tiek kaip ir minėjau, tokios stipresnės ir gilesnės procedūros, tai šiaip populiarios aparatinės procedūros ir jų atlieku tikrai daug, bet deriname, žiūrime pagal kliento odą, pagal kliento poreikius. Ir visuomet, kuo daugiau turime žinių ir galimybių pasiūlyti klientui, tuo klientas ir mes tampa laimingesni, ar ne? Tai aparatus mes visada norime pasitelkti tuo atveju, kai norime gilesnio, stipresnio efekto.